Vasara, vasarėlė. Nebeturim lentų, žinok, gadinimai. Tai dabar jau darom iš rimtą. Saka, kaip tu nematai, kad dega? Sakau, aš vos mačiau, ką pjauna. Parodyk, Ramūnai. Pagydė, ledukai. Čia yra ledukai. Pirštinėki. Biškai pašaldyt, nes čia tinsta. Ką tu baigėjai, aš dar net nepradėjau. A gali mane nupūsti? Galiu. Monika galvojau, kad paskutinę jau ten pjovė. Ne, Ramūnai, jeigu būtum pasižiūrėjęs, ką pjauni su stakliam, tai būtų visai kitaip. Nu tai vėl viską iš naujo kartuoja. Palauk, tai kas iš to negerai? Taip ir nesupratau. Ai, kaip ir gerai turėtų būti. Nieko nesuprantu. Ateina metas suskaičiuoti visas laidas. Nu kai gerai, kad aš taip ieškau prie ko prisikabinti. Tai gerai. Pareinam į dirbti. Ir gal pradėkime nuo to, kad šiltiname namelio sienas. Galiu atskleisti, kas įvyko toliau. Ramūnas apšiltino ir stogą. Bet dar prie to reiks padirbėti. Parodėme mūsų naujai perdarytą šulinį. Stebėjotės, o gal net šiek tiek bandėte pasijuokti. Kodėl mes pilam tą druską? Žinokit, taip rekomenduoja. Ne vieną šaltinį radau, kuris teigia tą patį. Yra du variantai – arba druska, arba chlorkalkės. O kam? Šulinio dezinfekcijai. To vandens gerti negalima, jį reikia išleisti. Ir ne vieną kartą. Ne, turėčiau jūsų edukuoti. Jeigu įdomu, galite ir patys pasidomėti. Nors ir parodėm ir pasidžiaugiam, bet galiu pasakyti, su šuliniu taip pat dar nėra baigta. Na ir didin. Pradėjome apkalinėti namelį. Atvyko lentelių kalimo policija ir prirašė mums į komentarus baudų. Bandėt ir pagėdinti ir greičiausiai slapta kvailiais vadinot. Bet nežinant galutinio tikslo, labai greitai išvadas padarėt. Niekas nepradeda nuo vidurio. Pradeda ir galima. Nepatikėsit, bet visiems garantuotai galiu pasakyti. Šias lenteles galima pradėti kalti nuo ten, kur jums reikia. Kodėl būtent sakau nuo ten, kur jums reikia? Nes būtent mums nuo čia reikia. O kodėl? Tai ši vidurinė lentelė mūsų sieną padalino į dvi lygias dalis, kad vaizdas vizualiai būtų vienodas. Na ir kampai mūsų bus suleisti 90 laipsnių kampu. Labai džiaugiamės priėmę šį sprendimą ir būtent padarė taip, kaip jūs nesitikėjot. Na ir žinoma, labai smagu parodyti tai, ko dar nesat matę. Na ir šią džiugią notą galime pradėti šiandienos video. Kas čia dabar vyksta ir kas čia dabar bus. Praėjusioje serijoje su lentelėmis tik pasibandėme. Rimtam darbui reikia darbastalio. Tai tą Ramūnas čia ir daro. Nukelinėja likusią medieną nuo namelio statybų, iš kurių bus pagamintas naujas darbo stalas. Labą dieną. Labuka! Vakar gaminau ir pagaminau stalą. Čia ne stalas, čia ne darbastalis, čia lova visa. Jo, tai tiek su darbastaliu labai puikus, jau spėjau pagulėti ant jo. Tai šiandien yra antra diena, kaip montuojam lenteles. Bet trečia diena, kaip dirbam, nes vakar dariau stalažą. Darbo jo. Stalą. Ir tai pirmąją dieną sustojom, susinervuojom ties šoniniam, kur langą uždarys. Ir jo, bet šiandien išsipjovėm, viskas gerai, pažiūrėjom, kampai viskas eina.
Jeigu ką prišlifuosim, nuvarysim. Čia buvo iššūkiai, nes kem 5 laipsniai, kem 5. Jo, nes mes langų neskardinsim, išskyrus apatinę palangę dėsim, o viršus bus viskas apdirbta iš lentelių. Tai ką, dabar tęsiam lentelių dėjimą į tą pusę, bet negalim, šiaip galėtumėm šiandien ir tą visą sieną pabaigti, bet neišsikišom, nenusipirkom, ko nepadarėm, tai elektros laidų apšvietimai. Nes čia ir čia bus palempa. Tai jo, tai galim čia maždaug iki to vidurio daeiti ir šitoj sieną iki vidurio daeiti ir turėsim laukti pirmadienio, kai galėsim nusipirkti elektros laidų. Nu tai ką, pabaigėm šitą sienytę, kiek galėjom. Vaizdas atsiranda? Jo, atsiranda. Ta plevelė buvo tapusi kaip vizitinį kortelį, čia yra. Mūsų. Gėdas čia siena buvo. Kokia čia gėda? Jo, tai dabar tiek pat lentelių į tą pusę. Super. Nu, tai raskas, einam toliau dirbti. Nu gerai. Tai ką šiandien padarėm? Tai ten viršui, kur matos, iki čia visą tą juostą susidėjom. Nu kaip susidėjom? Dar visi varžtai nėra prisukti. Tai tokį vaizdą turėsim. Ir rytoj šiandien dar dirbam. Prie, kaip sakant, prie stalo vyksta lentų pjovimas, nes pasiskaičiavom, kad tai sienai mums dar reikės maždaug tokią pačią 40 lentų ilgę. Tai aš tiesiog pjaustau. Ramūnas taip gražiai jas dabar sudėjo. Gražiai atrodo, labai gražiai. Dar kartelį užsidažys viskas tie visi. Ir bus super. Sakom šiandien čiau. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad palaikot ir susitiksim rytoj. Labą dieną. Šiandien mesimės į namelio vidų. Reikia pleganą užsidėti. Tai truputį galim papasakoti, ką čia pakloti dar ant sienos. Čia buvo projektoriaus vakaras. Žiūrėjom filmą. Čia žinai, čia dubuo. Ir į lauką išmetėm. Pasistatėm projektorių su draugais, įžiūrėjo filmą sugulę visi. Parašiau, ką turim pasidaryti, tai užsidėti garą plėvelę ant sienų ir truputį papjauti žolę, nes kiemą turim žiauriai apžėlusi. Tai va, 2 dalykai, kuriuos reiktų šiandien daryti. Gerai, tai trumpai parodysim, su kuo dirbsim. Ramūnai, parodyk plėvelę. Rekomendacijas dėl medžiagų iš Valentą gavom, kaip sakant, VB statyba, mūsų draugai, mūsų patarėjai. Tai naudosim Eurovent Active Alu. Su tarpusavėje suklijuoti stiuko fleksą. Ir čia yra kas... Čia kaip klijai, man atrodo, jie yra, ne šitie? Jo. Sitko. Ne stiko, o sitko. Tokius, šitą plėvelę ir turėjom 2 pusės dar nusipirkti irgi šitos pačios firmelės, bet nebuvo, niekur aš juos neradau, bet mes turim labai daug likusias 5 rulonus šitos 2 pusės nuo lauko darbų. Nu, aš nežinau, jinai žiauriai gerai limp. Mes su jie netgi pripučiamą čiužinius klijavom. Ir neleidžia. Nežinau, ar čia bus geras sprendimas, ar čia bus blogas sprendimas, bet aš ją pasitikiu. Tai va, turim muzikėlės, turim gerą nuotaiką, važiuojam dirbti.
Oh my god! Turim. Oh my god! Tai pirmąją sėką pasidarėm, tada dar prie tos sienos nieko nedarėm kol kas. Bet jinai labai mažytė yra, tai nesvarbu. O šiaip tai, oh my god! Visur, kur einu, kur yra vanduo, kad nesukti tiesiai į plėvelę, dar dėjom biškį jos tikės užklijavom. Šiaip tai viskas labai gražiai, ne? Ir dabar eisim dėti ką? Antrą aukštą. Gražu. Amazing. Tai dabar ką turim susiteipuoti, ne, tarpusavį. Prie langų visur langus išsipjauti. Tai dabar to ir užsiimsim. Sekantis etapas. Tai tokį patį atstumą padarom iki lango, ne? Jo, sukleis paskiau, ne? Šiek tiek galvoju. Perstatyk kamerą. Ne, aš galvoju, gal čia viskas aišku, kaip vyks, tai net nelabai yra ką filmuoti, ne? Nu, kaip ir jau. Jeigu bus taip, tai vadinas gerai. Jo, tai dabar viską tą patį padarom aplinkui. Atidengiam, ne? Nu, gerai. Ir palangė yra. Iki čia. Tai raidė. Tai iki čia maždaug, ne? Iki čia. Gerai. Čia turi tau užsileisti biškį ant šono. Nu, peiliuks ne pats geriausias. Matęs. Čia yra. Tai. Čia kabukas yra. Graustinis. Dundulis. Tai dabar reikia išsipjauti, viską užsilankstyti gražiai, dar reikia apačias pristvirtinti. Nu ką, dar nori vieną? Gal apačią reiktų pristvirtinti, kad paskiau, žinai, nes čia yra apatinė ir viršutinė, kad paskiau nebūtų išsikraipim. Tai, nežinau, šiandien gal darbas baigia mane. Tu tai nebaigsi. Dar kažką padarysiu. Aš taip planuoju važiuoti namo, nes reikia video pabaigti padaryti. Man reikia namo varyti. Aš noriu dirbti, norėčiau čia pabaigti šiandien, bet reikia namo varyti, nes reikia video padaryti. Niek, rytoj. Jo, rytoj pabaigsim. Nu tai viskas. Mylim, bučiuojam. Sveiki. Tai ką šiandien jau padarėm. Reikia biškį ištikrautis. Einam, parodėm greitai. Ką parodom? Nėra ką rodyti. Nėra ką rodyti? Apšnekam. Gerai, tai nusipirkom laidą, nusipirkom gofras, šiandien kišim čia 2 laidus. Čia bus 2 lemputės, jau praktiškai ir lemputės išsirinkau. Po to sekantis darbas. Užsiregistravai pokalbį, kad dėl valymo įrenginį, kad važiuotų apžiūrėti. Jo. Konsultuoti. Jo, tai vieną jau įsidėjom laidą. Va čia va kabo. Ir dabar atsižymėjom kitą. Čia juodas toksai taškelis matos yra. Ir dabar su mečete Ramūnas smeigs. Ar man smeigti? Tu smeigia, aš einu į vidų.
stengiuosi tiesiai laikyti. Paskui kaip pajusi. Matau, kai įsigloba, bet nežinau, kur yra. Jūs kaip ir norim, tas atsirgiai. Jo, matau. Viskas? Jo. Su iešmu. Ramūns mano gofras pririšta vėlikė ir aš po truputį trauksiu. Viskas turiu. Ten daug labai. Daug, ne? Įžondavau. Matai tas raudonas? Čia tas yra. Gimdyk! Tai gal man į vidų eit Ne. Tai visa tokia technologija yra. Iš iešmą reikia. Iešma, jo. Tai kas čia, man atrodo, ne plėvelė, esmė yra. Nu gerai. Pagrūs. Manau, tas vėl yra įsitempęs. Gerai. Aš su žiūrovais einu grūsti, gerai? Gerai. Einam pagrūsiu. Žiūrėk, kišu. Jo. Viskas? Super. Nebestinu. Tai kaip kito padarėm, čia reikės labai nedaug mums to laido. Tai va, iškart suklijavom. Nu ir ką, dabar kišom mane iš anos pusės ir nekišti. Jo, laidą persitempsi. Jau jaučiu. Tai ten. Nu, Ramūnai, kantrybės! Tai jau tempi? Nu, dar ne, sakau, leisk išsitiesinti. Pakiriau! Oi. Ne tam taip greitai. Ne tam taip greitai. Atempi? Aš tai stumu. Tai tu trauk. Dar nepareina. O tai... Ne. Gal keičiamės? Ką? Tai kad čia labai platu, čia net nelentas. Nelentas? Nu ne, jisai net netelp. Nes čia bus, žinok, po prievartą viskas. Tiek priviniuojas, kad čia... Tai kaip pilys toks didelis? Ramūnai, Ramūnai. Tu nesulenko tiesiai vaikai. Šiandien pas mus kažkokia labai konfliktiška diena. Nu, mes taip nespykstam, nereikiam viens ant kito, bet... Biškiai. A jau trauki? A tu tame? A tu trauki? Ne. Tai trauk greičiau. Kažkur tromba yra. Tai kad tau tromba yra. O, Trauk! 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 Stumiu, trauk! stum. Trauk, sakau! Kažkur pastriga. A tu ten stumi kažką? Galės paskiau video pažiūrėti. Gal turiu kažkuria. Man pirštus trauk. Tau pirštus trauk. Tai tu pirštų ten nekišk. Nu tai trauk reikia. Bet tai pirštų kišti. Va, apsivilioju. Ką? Tuoj pat. O, kodėl man tokių problemų neiškilo? Oi. Taip ir gyvenu. Jausmas, kad sieną partempia. Ką? Toks jausmas, kad sieną partempia. Nu gerai, ten tu vėl. Nu? Tada, Trumps. važiuoju. Stum. Opa. Nu va, važiuojam. Šeimyninė ranga, blemba. Turim.
Viskas. Nu tai va, tai tokia technologija. Tai kaip ir prasisukom dabar laikinai. Galim... Viskas. Eisim dabar lenteles dėti, nes daugiau ant visų sienų nieko nebus išskyrus tą didžiąją. Dar dvi... Čia nenori rozetės turėti elektros? Ne. Trumpas update'as. Išlindo. Kaip gavas. Taip va. Tai nėra blogai. Jo, gražiai viskas atrodo. Spalva esam patenkinti, kaip atrodo namelė. Ir rytoj reikia nepamiršti klijų lauko darbams, lipalai ar dar kažko. Jo, nes norėtumėm užsibaigti šitą sieną ir norėtumėm susitvarkyti iš karto aplink langus, mažiukus visokius išsipjaustyti dalykiukus. Jau esam pradėję, bet dar esam nepritvirtinę. Tai jo. Tokia nata ir galim pabaigti šiandieną. Kitą dieną tęsime darbus. Ir dar kitą. Labas vakaras. Vakaro pasakėlė. Tai norit parodyti, kaip mums sekas? Norit parodyti, ką mes padarėm? O tai kas čia? O tai... Dabar. Dabar. Tuoj. Nu, žodžiu, visą senitį. Šiaip gražu. Nu, dar va paskutinę lentą Ramūnai reiktų prisukti. Nori Oi, išsijungi lempą iš tikrųjų. Gerai. Gerai. Gerai, Gulščiuks rodo pasaką, tai va, vėl tą patį, vėl kampą turėsim pasidaryti. Jo, rytoj eisim prie lengvesnės sienos ir bandysim... Kodėl galvoji, kad ten lengvesnė? Dėl to, nes ten tik tais lentas, tu matėjai, kaip greitai aš lentas jaunu. Jo. Ir... Ramūnai baigs tave žalotis. Kaip to ranką parodį? Iškiština. Jo, pakilus. Mėlynę turi. O Jėzau. Kad tik mėlynė ta būtų. Ne, lankstus tai gerai viskas. Nu jau čia. Nesiskundžiu. Gerai, Tai dabar kitą dieną eisim į priešingą pusę. Prie ko nelysim. Tai viską iki langų galim pasidaryti. Iki langų. Iki tos vietos, kur yra sutvirtinimai, ne? Arba gal su Remigijum pasiskambinsim, rytoj pasikonsultuosim, gal leis jisai nuimti. Nežinau, jaučiu, atsisveikinam, einam pakuotis, kaip visada turim belekiek daiktų ir kažkiek valandų yra. Yra 10:30. 10:30. Tai mes grįšim 12. Nu gerai, viskas, čiau. Situacija yra tokia, atvažiavom, pradėjom pakuotis daiktus, pradėjo griaudėti. Sakau, Ramūnai, ten palik pievų lyn. Tai už poras minučių ir pradėjo, tai šiandien praneš visą dieną labai lietinga. Tai ką planuojam tada, kol dabar lys daryti. Čia viską. Liautusis apsiklijuoti, ar ne?
Jo, apačias apsiklijuoti, čia galim ir viršų jau užklijuoti. Galim apie duris apsiklijuoti. Turim klijavimą nemažai, tai... Ramūnas turėjo trumpam pabėgti. Jai pasilikusi vieta ir pradėjau viską klijuoti. Nu ką, Ramūnas pargrįžo, o aš pabaigiau tvarkyti lipinimą, tai ką padariau, silpinau apačioj, kur vanduo ir elektra bus. Ir viskas šiandien su klijavimu tiek yra jau, man atrodo, 7 valandas. Nustoja lyti, bandys mėti likusias dar vieną sieną susidėti, tai šitą. Iš kitos pusės Ramūnas dabar deda nuo babaliukų tinklelį. Atplasnoja, ne? Krebžda. Tai kokia yra situacija? Čia dirbu aš. Nefilmuojam, nes lietų pranašauja. O labai norim tą sieną užsibaigti. Tu esi atsakinga už pjovimą. Dabar einam į tavo darbo vietą. Einam. Jau ant laukimą 3. Taip, nuo apačios. Viršutinė yra jo ilgiausia. Naujausia. Tai kaip sakiau, kad čia reikės išsilyginti, tai reikia tiesiog nuimti. Reikia nuimti, nes ties ta vieta pasimatavo makaroninis yra šiek tiek storesnis. 2 mm, ne? Nu, žiūrėk, 2 cm išpjau ilgesnę, kaip prašai, dabar dar turi kur pažaisti. Ramūnas užsakymus dėliuoju, o aš pjaunu. Kartais reikia milimetrą patempti. Kad palyginti šiek tiek. Tai va, Ramūnas dirba čia, aš ten pjaunu, nelabai ką filmuojam, bet Tikrai dirbam. Tikrai dirbam. Nemiegam. Šiandien iš vis nemiegam. Nors galėtumėm. Galėtumėm. Šiaip dar ką norėjau parodyti, stipriai lyja, visi matė. Ir Ramūnas čia man kol prineši medžiagos darbinės. Aš per šitą tarpuką čia žiūriu, kad upelis tvins ir labai greitai tvins tiesiai. Tai kaip Nilas jau. Jo, anksčiau net kojų nenusiplautum, ane? Nu, nusiplautum, aišku. Nu, kojas nusiplautum, bet neišsimaudytum. Dabar toksai nuo spynės net galiu šokti į vandenį. Čia jau tarzankiai, nu jau galėtum. Tai upelę jau senai tokią nematėm. Ir labai vanduo, ne, drumzlins. Geras. Net girdis, kaip vanduo tek. Geras. Tai tikrai buvo daug lietaus, bet labai gerai. Tai pranešiu už valandas laiką lietų. Tai dabar stengiamės, dirbam, o po to ką padarysim, parodysim. Čia? Nu, Ramūnai, kaip jūs, kaip tau sekės? Jo, gerai. Suspėjai su manim? Ne, labai gerą tempą palaikai. Šiandien esi naudingiausia dienos darbuotoja. O rezultatas toks. Aš pjaunu, aš sakau, Monika pjaunu žymiai greičiau negu aš. Jo, tai aš tik ateinu, atnešu šiek tiek lentų, danešu Ramūnui, kol jisai suk, nes vienu momentu buvau daugiau užpjovusi, ateinu pasižiūriu, čia paskutinės lika, galvoju, nu čia kažkokias 8 dar bus, bet 5 išpjau, galvoju, nu pasižiūrėsiu, jūs nepatikėsite, 5 ir yra. Dar vienos čia vis tiek M5 laipsnių kampų pjausios. Bet labai gerai, kad gerai pasibaigs, dėkingai. Labai dėkingai. Tai va, viskas į... Tai čia pasibaigs iki... Ai, išspjausiu. Jo, tai tinkliuką užsidėjom, viskas sekasi puikiai, o dabar gerbėjom bučiuką. Ne, Nu, vai. aš netoks. Gerai, tai žodžiu, čiau, labanakt, vėl tamsta. Ačiū, kad žiūrėjot, iki. Na, tai taip po truputį ir priartėjom prie paskutinės savo sienos.
Iš Remigijaus gavę palaiminimą, kad galim nuimti langus prilaikančius makaronus, darbus tęsėme. Pabaigos taip ir nenufilmavom, labai skubėjom, norėjom pabaigti, o dabar štai toks tas galutinis vaizdelis. Tai toks būtų šio video mūsų darbo galutinis rezultatas. Dar ne pabaiga, dar trūksta. Prie langų reikia palangių, namelį reikia dar kartą visą nudažyti, bet kol kas to negalim daryti, nes dar laukiama mūsų draugo santechniko, kuris turėtų sumontuoti mums kraną lauke. Tai teks išiminėti keletą lentelių. Na ir pakalimai. Taip, pakalimai čia tokia demo versija. Dėliojam, planuojam, žiūrim, kas gausis. Na ir aišku, viskas būtų kaip ir gerai, bet tiesiog pritrūkom keletos lentų. Ir aišku, dar didžiuosius langus reiktų apdirbti, bet tai nesudėtinga, pasidarysim. Nežinau kaip jums, bet mums tai gražu. Labai džiaugiamės ir didžiuojamės savo darbu. Dar video pradžioje buvau užsiminusi apie nedidelę staigmeną. O ta staigmena prasidėjo dar birželio mėnesį. Iškart po mūsų joninių šventės pas mus atvyko 3 nuostabūs žmonės. Su tikslu nufilmuoti laidą apie mus ir mūsų sodybą. Koks sutapimas? Ta laida šiandien išvydo dienos šviesą. Tai jei šito video dar maža, galit nueiti ir pasižiūrėti LRT+. Laidos pavadinimas Atgyjančios sodybos. Tai tokia mūsų nauja patirtis. Buvo ir smagu, ir baisu. Na, o dabar atėjo metas atsisveikinti. Pasimatysim kitą kartą. Iki. Gerai, Ramūnai, kaip jautiesi šiandien po filmavimo? Ilga diena. Ar ne per daug tau dėmesio? Šiandieną tikrai yra labai daug. Kada video? Kada video? Nu, čia tas yra didžiausias klausimas, kada video.